Aš sakyčiau, nerimastingai. Ir tas man buvo keista. Nors nieko keisto, žinant, kad jie dabar totalioj apsupti ir nespėja gaudyti iš visur provokacijas visam pasaulyje. Tai aš galvoju, kad jie šiek tiek nerimavo, kad gali ir šitas žingsnis būti, patys lietuviai kokią nors provokaciją suorganizuos, o paskui sakys, kad ten Rusija suorganizavo. Tai aš manau, dėl to jie itin atsargiai prašė labai, kad jokių komentarų nebūtų, minimaliai apsiribot pokalbėje, tik tai dalykinių laiško perdavimų ir tiek. Я прошу любезности передать письмо от литовского народа президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вот. Для вас предназначена зеленая обложка, чтобы меняться частями флага, цветами. У нас синяя. Вот. Ну, если можете, еще подпишите на память, потому что я думаю, исторический момент. Благодарю, господин Казимирос. Мы принимаем ваше обращение и передадим его по назначению. Спасибо большое. До свидания. Maloniai prašė, kad jokių nebūtų tokių, kurios galima būtų apskritai kaip dviprasmiškai ir dar kažkaip, nei apie laiško turinį, nei apie ką, tik mandagumo frazės tokios ir perdavimo faktas. Tai daugiau mano buvo, kad paprašiau pasirašytų, kad būtinai, nes aš manau, kad čia istorinis momentas tarp bendravimo dviejų šalių, kaiminių šalių, kur viskas sugriauta. Čia yra nusikalstama, kas yra padaryta per 30 metų, tai niekaip kitaip vertinti neįmanoma, kaip didžiulis nusikaltimas prieš tautą. А на какую реакцию вы надеетесь? Ну как, я даже стараюсь не надеяться, просто надо делать свое дело и все. Восстанавливать то, что разрушено, тотально разрушено. O kaip jūs tai galvojate pasiekti, kad nebūtų to totalinio griovimo? Aš galvoju, konkrečiai reikia daryti tą, ko nedarė mūsų, taip, parazitinė valdžia, sakyčiau, nusikalstamai. O sakote, ką jūs atstovaujate, ką jūs tai galėtumėte padaryti? Aš atstovauju tautos lūkesčius, nes netgi surinkti oficialų skaičių žmonių, kurios tikrai žinau, kad štai dabar jeigu norėtum, tai galėtum kelis tūkstančius drąsiai surinkti. Aš kelis tūkstančius ir apklausiau. Bet prie esamų sąlygų surinkti oficialiai tas grėstų pavojų jų darbovietėm, jų sveikatai, persekiojimai prasidėtų. Tas ne vieną kartą jau yra nutikę, kad ir pavyzdžiui paskutiniai teismas 2 piliečių Lietuvos. Už tai, kad jie pasisakė prieš valiutos įvedimą. Čia yra absoliučiai demokratinės visuomenės priešprieša, antipodas. Ir yra konkretų žmonės, kurie už to stovi. Pavyzdžiui, prieš 2 dienas buvo mitingas, kur inteligentai, atrodo, stovi prie visiškų psichopatų. Psichopatai ragina užšert bobulytės vaistais psichotropiniais, ragina atimti jų pasus ir nieko. Kiek rašiau prokuratūrai, kiek mes nuo spalio 10 kelis filmus padarėm šitą temą, į prokuratūrą rašai, o prokuratūra atsako, tu parašai ne pagal taisyklės. Reikia raštiškai asmens dokumentą parodyk, tada mes tirsim. Tai jeigu toks atsakymas į pagrindinius konstitucinius pažeidimus, tai ko galima tikėtis iš teisėsaugos? O kiek mes prifilmavom absurdiškų atvejų, tarkim, Daukanto aikštėje, kur grinai absurdiškiausi dalykai apie teisėjų nusikaltimus, apie korupciją, apie gaujas susivienimo, ir kas. Mūsų, pavyzdžiui, paliudė vienam filme šitos didžiulės teroristinės grupuotės narys, tas pats, kuris buvo teistas, tai yra Žilvinas Razminas, kuris paliudijo, kaip už pinigus sprogdino paminklus. Tai ką čia ne terorizmas? O ką ne terorizmas gretimose valstybėse ragint perversmą viešai? Ką darė Vytautas Landsbergis? Taip, kad ramiai reikia daryti savo darbą, bendraut tarp tautų, bendraut įvairiais būdais, visais įmanomais būdais, nekreipiant dėmesio į nieką, ir aš manau, kad išaus šviesesnis rytojus. Štai ir dabar, tarkim, po mūsų šitų filmų, jie iškart sukruta reikalaudami iš ankstinių rinkimų. Kodėl? Dėl to, kad jie ateina, jiem galas. O ką jūs turite galvoj, kas tai jie? Konkreti nusikalstama grupuotė tarptautinių teroristų, kurių yra dvasinis lyderis Vytautas Landsbergis, ir apie tai reikia šaukti visam pasauliui. Jo anūkas Gabrielius Landsbergis yra nusikalstamos grupuotės narys, kuris yra griauna demokratinę santvarką, antikonstitucinę tvarką nori įvesti. Prieš 2 dienas buvo mitingas, jų inspiruotas.
Taip, kad tą reikia sakyti garsiai, drąsiai. Seimas įbaugintas, Seimas tyli. Jeigu Seimo pirmininkas sugeba pagal paliepimą nepriimti 12 milijonų atstovaujančią partiją Vokietijos Alternatyva Lietuvai, užtrenkė duris už nepatinkamčias pažiūras. Nu, tai dovanokit. Kaip galvoja alternatyva Vokietijai, taip, Lietuvai. Alternatyva Lietuvai, taip, tai alternatyva Vokietijai. Alternatyva Lietuvai gimė kaip palaikymas idėjos, kadangi jie stovi pirminėse barikadų pusėje dabar, tai yra pirmose barikadose vokiečiai, alternatyva Vokietijai. Jie gina tą visą практически цивилизацию вокруг dabar. То есть вы берете за основу альтернативу для Германии? Нет, нет. Я беру за основу нас. Литва – это основа. Aš manau, kad Lietuva tai gali nešti. Какие-то принципы альтернативы? Нет, я не думаю даже про это. Просто это моральная поддержка, чтобы они знали, что они не одиноки. Потому что они как выходят там говорить в их парламенте Бундестаге, то 3/4 Бундестага начинают орать. Бу! Не дает даже говорить. Вот наши придурки, вот эти преступники, это научились от них. И все называются крестьянами-демократами. Ни с крестьянством, ни с демократией ничего общего не имеет. Это преступная шайка, которая разрушает наше государство. И вот это, которое превратилось уже в геноцид литовского народа. Вопрос, господин Гюрайтис. Вы не боитесь за свою жизнь? Нет, совершенно не боюсь. Совершенно спокоен. Потому что меня, например, убить сейчас, это опять же им приговор смертельный. Опять же, в ихнюю эту корзину пойдет. Это уже как прямое доказательство, что это преступная группировка. О, еще одно доказательство. Оглядитесь вокруг. Хотя бы один журналист есть, ни одного даже пескуна вот этой шайки нету, который по любому поводу мелчайшему, баррикады большие, тут орут, это с лозунгами, где смелые. А кто надо, потому что знает, что они орать здесь глупости не сможет. Это как доказательство идет. И потому осталось пустыми, что хочешь, что говори. Вот это такая будет Литва, в принципе, когда очистим этих вот. Jūs ir savo pareiškime sakėte, kad ateis laikas, jūs viską išvalysite. Be abejo. Tai kas tai esate jūs? Organizacija kokia? Ar jūs vienas asmeniškai, ponas Juraitis? Žiūrėkit, tikslas yra koksai. Tikslas man, aš žinau, ką žmonės nori išgirsti ir nori kalbėti. Ta visiškai įsitikinę sakau, kadangi tūkstančių žmonių apklausiau. Rodyt, kas jie tokie, jiem dabar pavojinga. Todėl aš sąmoningai juos stabdysiu visus, kad jie nelystų, galvų nekištų. Aš einu vienas ir sakau tą, ką galvoju, ką jie nori pasakyti, bet bijo, arba nedrįsta, arba negali. O tie, kurie jaučia, kad aš už juos kalbu, už savo kaimynus, už savo brolius, už seseris, tie rašysis į sąrašus alternatyvą Lietuvai ir kai pamatysim, kad kritinė masė susidarė, kursime platformą politiniai kovai. Tada performuosim valdymo struktūras, visą kitą, o kol kas mane tenkina ir taip, kaip yra. Aš vis tiek žinau, kad šventą darbą darau, žmonės įsilaisvinimas kažkoks, tai pagaliau kažkas pasakė tą, kas senai reikėjo pasakyti. Viskas. Jūs dabar veikiate vienas, jokios organizacijos metu? Absoliučiai. Absoliučiai asmeninė atsakomybė. Jokių organizacijų už manęs niekas nestovi, jokių palaikymų aš tik tai galiu moralinis kažkoks. Tai matau, kad žmogus patenkintas, matau žmogus laimingas, matau ir man gerai, ir man to užtenka. Bet aišku, jeigu pavyzdžiui televizijai, kur dabar filmuojamės, prieš jas kažkas parems materialiai, be abejo, labai gerai. Но сочувствующих у вас много? Ой, через Америку, через Австралию уже люди. Это давно надо было сделать. Давно. К сожалению, что это так далеко затянуло, что переросло в геноцид литовского народа. Но это надо было давно. Это тогда надо было тормозить вот этих. Когда начали петь песни, что надо убить Бразаускаса, расстрелять. Вот в 92 году. Вот Альгис Романаускас Грейтой. Прямо, вот песни. Культура называется. Никто не останавливал. Вот тогда надо было уже останавливать. Но, к сожалению, не было таких, которые остановили. Получилось так, что получилось. Visos partijos, kurios dabar yra valdžioje, yra nusikalstamos organizacijos? Ne. Tai galima suvokti? Ne, negalima. Ne. Yra nusikalstama konkreti grupuotė. Tai yra, iš esmės, šitas jų veikimas atitinka klasikinį mobbingo, psichologinio smurto, psichologinio emocijos smurto modelį. Tik tai tas modeliai aprašyta psichologų uždaroj visuomeniai, o
valstybė yra atvira. Ir tarkim, jeigu uždaroji visuomenė, nu tai gerai, šono pasiėmė į psichologą, ten tarkim smurtautoją pašalinai ir viskas, ir gali gydyti visuomenę. Štai, o dabar, kadangi yra atviroj, tai neįmanoma be perversmų politinių paimti ir sutvarkyti viską, kadangi eina tai per žiniasklaidą, reiškia prispausti žiniasklaidą, kad jos smurto neplatintų. O kaip be politinių įrankių padarysi? Ir jūsų klausimą, ar Seimas nusikaltėliai? Ne, nenusikaltėliai visi. Mobbingo teorijoje netyčiniai nusikaltėliai. Pas juos visi vyksta, jie įvelti į tarpusavio kovas, politinės. Jie rūpinasi savo plunksnom, kokie bus rezultatai rinkimų, ar nugalės, ar nenugalės. Su marginalais bendrauti negalima, su šitais galima, ir nieks negalvoja apie tautą. Iš to nieks nemasto, iš tovo kampo. Tai va, tai tie, o nusikaltėliai, vėlgi pagal mobbingo teoriją, yra grupė, kurie žino, ką daro nusikaltimą, ir jie paprastai stumia kitus vykdyti jų. Bet juos labai lengva suskaičiuoti. Žinot ką dar, Lietuva yra ko dėkinga, dėl ko aš taip drąsiai darau, nes aš tikrai žinau, kad Lietuvoje, mažoji valstybėlė, lengvai tą galima padaryti, reikia tik politinės valios ir žmonių palaikymo. Kadangi nėra už ko pasislėpti. Pabandyk tu Vokietijoje, kur didžiulės minios tų smurtautojų viens už kito slepiasi ir jie tada drąsūs. O čia ant pirštų gali suskaičiuoti. Visi juos žino visus. Visi. Televizijoje, kas tas nesąmonė šneka, kas kursto. Ant pirštų gali suskaičiuoti. Vienus pasodinai, kitus į psichiatrinę ligoninę. Tam reikalinga vėlgi, nesitikiu, kad Vladimiras Putinas mes visus savo darbus ir puls gelbėt kažkokią parazitinę tapusią valstybę. Bet dėl to ir pabrėžiu, kad tauta ir valdžia visiškai skirtingi dalykai. Valdžia tautos neatstovauja. Tai ir jeigu dar klausit, nusikaltėliai, ne, greičiau parazitai. Dar vieną žodį iš jūsų. Jūs prieš tai kalbėdamas paminėjote, kad sieksite politinio perversmo. Tokie labai aštrūs žodžiai. Taip, ir tą nebijau pasakyti. Politinės rekonstrukcijos konstitucingumo atstatymo. Konstitucijos 4 straipsnis skelbia, kad tauta valdo, tauta yra pagrindinis suverenas ir subjektas valstybės, ne valdžio tauta. Ir jinai valdo valstybę arba tiesiogiai, arba per demokratiškai išrinktus atstovus. Demokratiškai išrinkti atstovai tapo parazituojančią grupę. Vadinasi, reikia tiesiogiai. O kad tiesiogiai šitie parazitinė grupuotė uždarė mums visas prieigas. Netgi 300 000 dabar, jeigu surinksi parašų, jie padarė taip, kad nori paduoda, nori nepaduoda. Labai gražu. 50 000 kiek nukanalizavo parašų. Vadinasi, perversmą reikia daryti konstituciniu būdu, atstatant konstitucingumą, ir tą galima daryti per prezidentinius rinkimus. Prezidentas turi teisę paleisti Seimą, ne šitie nusikaltėliai, kurie dabar gelbsti savo kailį ir nori taip išsisukti nuo teisingumo. Bet būtent per prezidentinius rinkimus. Prezidentas turi įsipareigoti tautai padaryti tą, ką tauta iš jo nori. Ir štai dabar tas, kas supranta, kad va tokiu keliu gali kažką pakeisti, turi nešti tą žinią ir palaukti porą mėnesių, ar mus pradeda terrorizuoti ar ne. Jeigu dabar jie sugebės priversti Seimą paleisti juos, vadinasi, prasidės inkvizicijos laikai, hunveibinų siautėjimas. Jūs kalbėjote apie prezidentinį, tai jūs tikitės iš artėjančių rinkimų Lietuvoje prezidento, kad bus išrinktas prezidentas, kuris imtis tokių galingų žingsnių. Aš skaičiu mūsų mąstymą iš principo. Aiškiai išrinktas. Arba mes sugebėsim tokį išsirinkti, jeigu nesugebėsim, mums galas. Jeigu mums neatrasim tokio vyro, kuris mums įvykdytų šitus mūsų reikalavimus, reiškia, iš jūsų turėsim, iš mūsų rinktis. Na, nėra kito kelio. Turi būti padarytas tam galas. Viskas. Tai jūsų nuomonė prezidentė Grybauskaitė neatstovauja Lietuvos interesų. Nu, baikit jūs, jinai, absoliutinai ta nusikalstama grupuotė, paskutinis jos dovanėlė, Independence laivas, kur offshore'uose viskas sukištas. Kokie gali būti kalbos apie teisėjų siautėjimus tuos? Paskutinis, norėdamas gelbėti prezidentinį statusą, parašiau laišką. Čia buvo per... Prezidentei, taip. Mes nufilmavom, kaip reikėtų švęsti. Nu ir parašiau tokį laišką. Nu, sakau, negalima, kad institucija, kompromituoti instituciją. Nesvarbu, koks prezidentas, bet institucija. Ir parašiau siūlymą, kad, nu, gal kažkaip kalbam, gal sugebėtume nuraminti žmonės, kur pyktis auga. Tai gaunu už 2 savaičių iš Lingio, atrodo, padėjėjo.
tokį raštą. Ačiū, kad jūs parašėte, parašė šiais metais 1500 ir iš karto tokia reakcija. Nu, susikišk savo į ten, kur nesueina. Aš gelbėt noriu tą instituciją. Nu, Grybauskaitė lygiai kaip ir kiti. Nu, parazitinės grupuotės atstovas. Nu ir viskas. Ačiū. Sakykit, tai pažadėjau tiesiogiai ką nors atsakyti čia? Ne, tokio prašymo ir nebuvo. Čia yra šauksmas tyruose. Čia daugiau buvo nukreipta, jeigu kažkokia bus reakcija, būsiu labai dėkingas, nes mūsų didžiausias kaimynas. Dar labiau noriu, kad ištransliuotumėt visi tą žinią. Draugiškas kaimynas. Nes visos tos sapalionės apie terorizmą per 20 metų ne vieno nėra fakto, absoliučiai ne vieno. Į Google nueikit, kad būtų Rusija grasinus Lietuvai. Nu susiveskit, Rusija grasina Lietuvai. Žirinovskio pasakymas antroji eilutėje. Tai Žirinovskio, kuris yra vienas iš daugybės politikų. Tai čia Rusija grasina Lietuvai. O daugiau tik Dainuškos, šita nusikalstama šutvė patys sukuria kažkokį mitą, paskui valkioja tą pučia, eksploatuoja ir patys grindžia tai savo mitais atseit Rusijos grėsmę. Čia yra vėlgi įrodymas prie jų nusikaltimo, kurį turės dirbti arba psichiatrai, arba kriminalistai. Nu, tai čia viena iš dviejų. Prezidento turi būti įsipareigojimas. Tyrimas šitų dalykų 30 metai, va, šito terorizmo, šito genocido, kur išauga į genocidą. Ir turi susodinti nusikaltėlius, ką gydyti, ką susodinti. Taip, kad linksmas ir daug žadantis laikotarpis mūsų laukia, su kuo jūs visus ir sveikinu. Dėkojam.